solidarumą ryžomės įforminti juridiškai susikūrėte ir vadovų tarybą. 2003 m. gruodžio 18 d. priimtas vadovų tarybų įstatymas. Svarus žingsnis medikų profesijos savivaldoje. Odontologų savivalda tai ryški medicinos profesijų valdymo reforma. Čia mes pradėjome savo gyvenimą, mes nežinojome, kaip čia kas bus, kaip čia pakryps, nes viskas buvo pirmas kartas, kaip savivaldos organizacija daug metų sėkmingai dirbome. Žmonės kaip ir rinkosi per šitas duris ir šitoj vietoj, tuščioj vietoj buvo tokie laikini stalai sustatyti, kur vyko dalyvių registracija į kongresą ir būtent į visuotinį susirinkimą. Pačioj salėj buvo labai daug sėdimų vietų, nes mes neįsivaizdavom, kiek žmonių susirinks. Mums reikėjo, kad įvyktų visuotinis susirinkimas. Tai, kažkas panašaus į 4000 surinkti žmonių, kad dauguma būtų susirinkusi. Galim užeiti vidun, pažiūrėti, kaip tas atrodo dabar. Štai. Gali tada taip visai neatrodė. Jinai buvo kitokia. Ir kėdės kitokios, ir vaizdas kitoks, bet plotas panašus. Žmonių buvo pilna. Buvo pilna ir parteryje, tame sėdimame priekyje, ir šoninėse ložėse buvo pilna žmonių iš abiejų pusių. Tai va tas džiugino. Ir galvoju, jeigu jie atvažiavo iš visos Lietuvos, susirinko į čia, jeigu jie atvažiavo, reiškia, jie nori tų permainų, reiškia, jeigu reikia, tai viskas bus gerai.